Labas, tai mano vardas yra Andrius ir tu čia tikriausiai todėl, kad paspaudai nuorodą mano Facebook profilio aprašyme ir tikriausiai tu turi slaptų svajonių kurti, pradėti savo verslą, nes nori save realizuoti, nori daugiau uždirbti, kad realizuoti savo svajonės, nori pradėti savo verslą, bet dar neapsisprendai, kurie kryptimi eiti, nori pradėti savo verslą, bet bijai suklysti, rizikuoti, investuoti didelius pinigus, nori pradėti savo verslą, bet neturi pakankamai žinių, nori tapti nepriklausomas arba nepriklausoma, ar ne, nori turėti daugiau laisvo laiko, dirbti galbūt iš bet kur. Pradėkime nuo pagrindų. Kas yra verslas? Tai verslas yra, kai jūs padedate žmonėms išspręsti jų problemas ir dažniausiai jums už tai sumoka pinigus. Pavyzdžiui, jeigu jums sugedo automobilis, jūs negalite nuvažiuoti į darbą, ieškote, kas gali sutaisyti už atitinkamą mokestį arba rinkos kainą. Jeigu jūs norite valgyti, einate į parduotuvę, pirkti produktų. Neauginsite visko patys, nes tai kainuoja jūsų laiko. Tai jūs sumokat pinigus, nueinat, nusipirkat, problema išspręsta. Jeigu jūs norite pastatyti savo namą, tai tikriausiai jūs samdysite daug žmonių, kurie bus būtent savo srities profesionalai ir puikiai spręs būtent tas problemas. Kažkas tai ten betonuoja gerai, kažkas stogą dengia ir taip toliau. Tai vėlgi jie sprendžia problemą. Man reikia stogo ir automatiškai ieškau žmonių, kas man gali tai padėti padaryti. Gali būti kažkoks konkretus produktas, kuris jums sprendžia problemą. Tarkim, dulkių siurblys robotas, ar ne? Taupo jūsų laiką ir atlieka tai, ko tikriausiai jūs nenorite daryti. Telefonas. Jeigu jo neturite, praradote kažkur tai ar ne, greitai ieškosite, kaip išspręsti šitą problemą ir pasiryžę esate už tai susimokėti. Kirpykla, tai vėlgi paslauga, kurią atlieka tos srities profesionalas, aišku, galima ir pačiam apsikirpti, bet geriau atiduoti profesionalą dėl to, kad jisai turi daugiau įgūdžių. Tai yra tik keli pavyzdai, bet aš tam, kad suprastumėte, apie ką aš ir kas tas yra verslas. Versle tu esi vadovas. Tu esi vadovas savo ir dažnai būna, kad pamirštam, kad darbe tai tu gali sakyti vadovas, ten dar kažkas ir kažkas tai nemoka, kompanija ir taip toliau. Versle nepamirškit, vienintelis žmogus atsakingas už jūs yra žmogus stovintis veidrodyje. Tai dažniausiai tai yra sudėtingiausias verslo momentas, kai reikia paimti ir pažiūrėti veidrodį ir susipažinti su savo vadovu ir juom kažkokius tai priekaištus pasakyti. Toliau, aš papasakosiu apie savo verslą, bet klausimas, kam jis yra skirtas? Šis verslas skirtas žmonėms, kurie dirba samdomą darbą ir nori pradėti savo verslą. Jie tiesiog ieško, kaip, kur, ką man daryti. Per pirmus 12-24 mėnesius žmogus gali pasiekti 1500–3000 eurų gryną pelną į rankas. Tai yra tam, kad įgautų įgūdžių ir galėtų palikti savo samdomą darbą ir pilnai eiti į verslą. Aišku, gali jis ir grįžti į samdomą darbą, gal čia ne jam ir taip toliau, čia jokių tame problemų nėra. Jeigu žmogus pasiekia ir mato, jis gali spręstis, aš noriu varyti į verslą toliau, gali didinti savo pajamas 2, 3, 4, 10 kartų, vėlgi priklauso nuo jo noro ir tikslų. Tai vėlgi kiekvienam labai skirtingai, ar man reiks pardavinėti. Versle, kai pradedi, tu neturi reputacijos, neturi klientų, tau reiks jų ieškoti, dažniausiai pradedam nuo pažįstamų ir taip tau reiks parduoti save, savo produktą ar paslaugą, bet juk aš nemoku parduoti. Tu moki parduoti ir darai tai kuo puikiausiai kiekvieną mielą dieną, tiek darbe, tiek su draugais, tiek šeimoj. Buvai filme, jau rekomenduoji kažkam, jeigu buvo geras, nuėjote į pasimatymą, parduodate save, kaip aš gerai atrodau, tralė. Visi tie dalykai yra. Vėlgi nuvažiuojate į svečius, susipažinti gal su draugais, kažkokiais tėvais ir taip toliau, visą laiką stengiamės parodyti save iš geriausios pusės, ar ne? Darbo pokalbis, einat, ieškot, CV nusiunčiat. Darbo pokalbis, vėlgi parduodam save, ar ne? Radote kažkokią tai akciją, papasakojate savo draugui ar draugiai, nesvarbu kaip tai bebūtų, parduodate tą parduotuvę, tą prekę ir žmogus važiuoja, perka, leidžiant pinigus, ar ne? Atėjo pas jūs į namus kažkas tai pažįstamas, pamatė kažkas, kas jam patinka, nežinau, kažkokį daiktą, gal buities prietaisą, ar nesvarbu, ar sienos, gal kažkas remontą padarė, jūs jau rekomenduojate tą žmogų, jūs parduodate tą žmogų. Ir žmogus eina, susisiekia, jam moka pinigus už tai, kad jam spręstų, nes jam tikriausiai to reikia. Dėl ko jums taip puikiai sekasi pardavinėti? Dėl to, kad jūs tikite, jūs turite patirtį, jūs tikite ir žinote, ką jūs darote ir kad tas dalykas yra labai geras, nes aš pats jį naudoju, pats jį vartoju ir aš žinau, kad aš galiu rekomenduoti kitiems. Aš lygiai taip pat tikrai nerekomenduočiau nieko, ko nesu pats bandęs nieko. Kai jūs tikite
produkto ar paslauga, tai gaunasi natūraliai puikiai. Kartais būna per daug fanatizmo, tikriausiai esat matę, kad atrodo, kad tam žmogui labiau reikia negu tarkim man. Ateina man kažką parduoda, aš pats nusprendžiu, ko man reikia, bet jeigu tas žmogus pasakys, atėjus laikui, aš žinosiu, kur kreiptis ir aš visą laiką kreipsiuosi į tą žmogų, kurį pažįstu. Tai kitas klausimas, kaip man patikėti? Pirmas dalykas, pasinaudoti. Tai reiškia, aš turiu pabūti ten, suprasti, kas tas yra, kad galėčiau rekomenduoti kitiem. Tai juk jūs negalite rekomenduoti kažkam tai automobilio, kažkokio tai, nežinau, kurio niekada nevairavote, nematėte, neturėjote bent jau mėnesį, 2, 3 ar pusę metų, kažkam tai žmogus, va šitas geras, prašau, nusipirk ir taip toliau, bet jeigu aš pats net nebandžiau, aš nežinau, ką aš galiu pasakyti, ko verta ta mano nuomonė. Nieko. Ko tau reikia, norint pradėti verslą, tai nišos, produkto, veiksmų plano ir mentorius. Būtent tai aš visą tai ir tau papasakosiu, nes aš pats būtent prieš 8 metus buvau ten, kur ir tu, ir puikiai suprantu, kaip tu jautiesi ir ko tu nori. Ir jeigu tau įdomi mano istorija, tai ją pateiksiu kitam video, o dabar kalbėkim daugiau apie tave. Tam, kad pradėti verslą, reikia kelių pagrindinių dalykų. Nišos, ar ne? Niša tai yra žmonės, kurie turi panašumų. Tai reiškia, mamos, pavyzdžiui, su mažais vaikais. Tai yra kažkokia tai niša, ar ne? Kažkokias problemas jas turi dažniausiai bendras ir jas galima spręsti. Mamos nori užsidirbti per motinystės atostogas. Vyrai, kurie nori produktyvumo savo darbe arba tingi gamintis valgyti. Galbūt vieniši vyrai, kurie nori negaminti valgyti ir gerai atrodyti, jausis ir panašiai. Žmonės, kurie nemėgsta, pavyzdžiui, gaminti maisto ir ieško visą laiką alternatyvų, kaip greičiau, paprasčiau ir lengviau pavalgyti. Visokių tų yra nišų. Kokias problemas tie žmonės turi, vėlgi pagal nišą išsprendžiam, išsianalizuojam rinką ar ne. Žmonės moka pinigus už tai, kad jiems padeda išspręsti problemas. Tai vėlgi, jeigu, kaip ir minėjau, jeigu sugedo automobilis, tai nuėjot pas mechaniką, nusprendžia, sumoka pinigus, problema išspręsta. Ko reikia iš tavęs? Noras mokytis, tobulėti ir daryti veiksmus. Viskas, ko daugiau reikia, o visa kita eina pakeliu ir tikrai yra išmokstama. Tai, ką aš tau sakau, tai yra tik pradžia. Ko tu nori iš tiesų, kokie tavo tikslai, kokie svajonės ir taip toliau, galim pasikalbėti asmeninėme sutikime, užsibukinti pokalbį per nuorodą arba tiesiog spausti ir eiti sekantį video, kur aš daugiau papasakosiu apie patį verslą, apie kompaniją, apie verslo modelius. Tai toliau sekančiose videose, jei tau iš tiesų įdomu, tai spausk ir žiūrime toliau.